Sveiki draugai, šiandien turim dar vieną Security Box epizodą ir šiandien ant stalo turiu naujieną. Tai nėra nei kamera, nei apsaugos sistema, o tai yra vape detektorius. Manau, nieko nelaukiam ir pažiūrim, ką turim šito dėžėje. Wi-Fi vape detektorius. Lietuviškai turbūt galima vadinti garų detektorius. Ir kuo jis yra ypatingas, tai jis ne taip kaip įprasti dūmų detektoriai, jis aptinka veipus. Jis gali aptikti garus, elektroninės cigaretės, ko įprastai paprasti dūmų detektoriai neaptinka. Manau, visi sutiks, kad būtent šis detektorius yra labiausiai tinkamas mokymo įstaigoms. Ir atidarę dėžę mes gaunam patį detektorių, kuris, kaip matom, yra laidinis ir, žinoma, gaunam maitinimo blokelį. Taip pat turim instrukcijas bei montavimo varžtelius. Pats detektorius yra laidinis, bet jis viduje turi įmontuotą bateriją, kas leidžia jam veikti net praradus maitinimą dar iki 5 valandų. Žinoma, kad pats turi garsiakalbį, todėl gali skleisti alarmą ir, kadangi turi Wi-Fi, gali siųsti pranešimus tiesiai į mobilų telefoną, ką tuoj pabandysiu pademonstruoti. Veikia su Tuja išmanių namų programėlė, kas reiškia, kad galima integruoti visą išmanių namų valdymą, jeigu tokį turit, ir sukurti tam tikras scenas, kas įvyks šiam detektoriui suveikus. Montavimas labai paprastas, atsukam galinį dangtelį, patį dangtelį prisukam prie sienos ir uždedam patį detektorių. Taip pat nuėjame galinį dangtelį turim on-off, išjungimo ir įjungimo mygtuką. Ir būtent šis detektorius turi tamperį, kas reiškia, kad jį bandant nuimti nuo montavimo bazės arba kitaip išjungti, jis pradės skleisti alarmą. Garsinį signalą taip pat galima išjungti ir tokiu būdu turėti tik tai tylius mobilius pranešimus ir jį sumontuoti gamintojas rekomenduoja 2-4 metrų aukštyje. Čia palieku mažą formulytę, kurioje galite pasiskaičiuoti plotą, kuriam jisai veiks. Ir kaip ir minėjau, jį galima pridėti prie Tuja Smart Home arba Smart Life mobilių programėlių. Tai ir pabandysim padaryti. Jungiu patį detektorių į maitinimą ir pabandykim jį pridėti prie mobilios programėlės. Iš App Store jau esu parsisiuntęs Smart Life ir Tuja Smart programėlės. Ir pirmą kartą įjungus programą matom gidą, ką turim padaryti, kad pridėtume prietaisus. Šį detektorių pridėti prie Wi-Fi labai paprasta. Visų pirma, nuimam galinį dangtelį, jį įjungiam, išgirstam mažą ventiliatorių, kaip suprantu, jo viduj. Va, jesas. 5 sekundės palaikom jungimo mygtuką ir detektorius įsijungia į Wi-Fi pridėjimo režimą. Galim matyti dažnai mirksintį žalią LED indikatorių ir programėliai bandom ieškoti prietaisų. Kol laukiam, noriu paminėti dar vieną šio detektoriaus priedą ir tai yra toks apsauginis tinklelis, kurio pagalba galima patį detektorių izoliuoti ir taip apsaugoti nuo vandalų. Na ir dabar pabandysim papūsti šiek tiek dūmų, patestuoti, pažiūrėti, kaip veikia. Ir kadangi garsinis signalas yra išjungtas, tai pranešimus gaunam tik į telefoną. Taigi tokia būtų trumpa dūmų detektoriaus apžvalga. Būtent šiuos ar kitokius dūmų detektorius galite įsigyti pas mus, Mika grupėje. Visas nuorodas paliksiu šio video aprašyme. Jei ši apžvalga buvo bent kažkiek naudinga, nepamirškite uždėti pirštą į viršų, užsiprenumeruoti kanalą ir įsijungti varpelį, tokiu būdu nepraleisti naujausių produktų apžvalgų. Šiam kartui manau tiek ir pasimatom kitose apžvalgose. Iki.